Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šalyje yra beveik 260 000 negalią turinčių žmonių. Tai sudaro 6–7% visų šalies gyventojų. Žmonių su negale teisinę padėtį reglamentuoja Lietuvos Respublikos konstitucija. Deja, realiame gyvenime neįgaliųjų socialinė adaptacija ir integracija nėra tinkamai užtikrinta. Be abejonės, neįgaliųjų vežimėlių užvažiavimo problemų sprendimas palengvino neįgaliųjų socializaciją visuomenėje. Tačiau aplinkos ministerija, kuri yra įpareigota rengti normatyvinius techninius dokumentus susijusius su aplinkos pritaikymu neįgaliųjų specialiesiems poreikiams, ne visada rodo pakankamą dėmesį. Valdininkai pamiršo, kad neįgalieji, kaip ir sveiki žmonės, buityje sukaupia atliekas, kurias reikia utilizuoti. Tai yra, jos turi pakliūti į atliekų konteinerį. Neįgalūs žmonės prie atliekų konteinerio susiduria su problemomis, kurių vieni patys nesugeba įveikti. Konteineriai visiškai nepritaikyti judėjimo negalią turintiems žmonėms. Jie pernelyg aukšti, kad neįgalusis galėtų pakelti dangtį. Kaip paprasta, priėjai, pakėlė dangtį ir išmetė. O man tai nėra taip lengva. Mano kelyje daug kliūčių. Kiemuose sustatytos mašinos neleidžia man pasiekti atliekų konteinerio. Be to, sunku įveikti aukštus šaligatvio bortus. Ir svarbiausia, labai nepatogus konteineriai. Jie visiškai nepritaikyti judėjimo negalią turintiems žmonėms. Žmogau, susimąstyk, nejau taip sunku padėti.